Sveiki! Norime jums pristatyti programėlę BigPris. Šiame trumpame vaizdo įraše pateiksime pagrindinių funkcijų apžvalgą. Atidarę programėlę, matome pagrindinį langą su 5 skyriais. Stalių darbai, vonios kambario darbai, plytelių klojimo darbai, dažymo darbai bei betonavimo ir mūro darbai. Programėlė palaiko 4 kalbas – anglų, norvegų, lietuvių ir lenkų. Galite lengvai pasirinkti norimą kalbą iš meniu. Grįžtame į pagrindinį langą. Kadangi visų skyrių struktūra vienoda, kaip pavyzdį naudosime stalių darbų skyrių. Paspaudus jo piktogramą atsidaro pagrindinis meniu. Jame matome šiuos poskyrius – statybos komponentai, dokumentai, nustatymai, biudžetas, privatumo politika ar reikia pagalbos. Spaudžiame šoninį meniu ir pasirenkame nustatymai. Čia galite keisti kalbą, ekrano temą, valiutą, valandinį įkainį, medžiagų antkainį, statybvietės išlaidas, laiko veiksnį, PVM tarifą. Šie nustatymai bus detaliai aptarti atskirame mokomajame įraše. Atlikę pakeitimus, grįžtame į stalių darbų meniu. Trumpai apžvelkime kiekvieną skyrių. Statybos komponentai – čia rasite visų darbų sąrašą. Dokumentai – išsaugoti skaičiavimų failai. Nustatymai – tokie patys kaip šoninėme meniu. Biudžetas – projekto biudžeto išklotinė. Privatumo politika – programėlės duomenų tvarkymo taisyklės. Reikia pagalbos – čia rasite kontaktinę informaciją. Šoninėme meniu papildomai yra skyrius jūsų prenumeratos. Jame galite pasirinkti prenumeratos trukmę – 1, 3, 6 mėnesius arba 1 metus. Išeinant iš programėlės BigPris, sistema visada paklaus, ar norite išsaugoti pakeitimus. Ačiū už dėmesį ir sėkmės darbuose.